merginos. Kažin, kaip čia mum išeis. Nes... Va čia mažoji. Nes mažoji tik atsisės, kai jinai visą laiką ant rankų atbėga. Ir didžioji. Nu kaip aš jumis nufotografuosiu, nufilmuosiu. Va, mažai uždėjom mėlyną šniuriuką, kad matytųsi. Yra tokias judrės, kad nebelabai dar norės nufilmuosiu, nes vienoj vietoj nepasėdi. O dabar atbėgs vėl pas mane. Eik žaisk su kamoliuku, jau šitą. Davai, davai. Kur kamuoliukas? Nu ką aš čia filmuosiu jumis? Mergas! Nu, o ką tu čia veiki pasilindi? Aha, ir kur tu sėlinti? Dabar ateis man laidų pagriaužti. Nu, vat, nieko neišeina čia su jų. Jėzus, jų tik dvi, o jeigu jų būtų daugiau, čia galima būtų išprotėti. Va, pas mus kas čia daro. Šitiek judesio, šitiek judrumo. Mes su dviem nebesusitvarkom. Čia mažoji. Jau ant dėkiuko nuvaikyti tai be šansų. Čia didžioji. Nu, reikit pažaisti gražiai. Nu, kur tu čia? Nu, į labą dieną su vištiena. Eik, eik. Ai. Nu, eik tu biškį ten pasibovyk su jom, nes čia juodas mišės. O jau į kojas kabintis, kaip mes mokam. Eik, 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 va, žiūrėk, kur. Nu va, dabar galima biškį gal. Veiksmo daug, judesio daug. Pasiutusias, į kojas kabinasi. Va čia mama mūsų. To vis močiutė ir močiutė. Nu, jėtus kokia, vat. Mažoji tai iš vis yra. Jie tik ant rankų, tik... Uždavinys numeris 1 dabar pas mane ant kelių užsiraikyk. Nu, eik. Nu, čia Nina taip filmo, pasimk ją tenai ant. Čiūtė. Taip, reikia bliūdus patikrinti. Nežinau, čia jūs ką susigaudysit kažkur, ar ne, bet mes va taip gyvenom. Čia jau auklėjimo valandėlė, o biškį ramybės. Mamos perėmė vaikus. Jau ir mamos nelabai su jom susitvarko, jau stengias pabėgti, kai įsikabina į ausis. Čia didžioji. Šiaip mes maistuką jom pamirkom, bet būna jos ir iš mamų prisivagia pilnai. Čia mažoji. O jau mamam tai irgi pažaist labai rūpi. Jau? Aha, didžioji biškį mamą nuskausmino ir ateina laižydamasi patenkinta.
Jau kai tik mama užsiėmasi, taip iš pasalų prieina mamos biški nuskausmin. Ir va kojas pagriaužt reikia. Pasiduodu. Nebetelpa į ekraną čia man. Pasidalino vaikais, vadinasi. Čia močiutė. O mažoji tai jau jo. Paliko be priežiūros ir viauksi. Čia mūsų didžioji. O ką daro mažoji? Aha, bliūdus tikrinam. Jie abi tokios jau nebelabai telpa į ekraną. Jau kažką močiutei skaudžiai padarė. Aha. Močiutė supyko. Čia didžioji, čia mažoji. Bet ta didžioji mažoji nedaug skiriasi. Tai jau žiūri, ką čia padarė. Tokia nenori. Įviauksi, įviauksi. Lebas. Lebas. Kokia tu čia mano plaižystė? Laida, nu taip. Koš. Liūdna nebus su tokiom šunytėm. Čia perspėjimas, nelys kažkur užsiėmus. Dabar reikia pamastyti, ką čia gero padarė. Bet mažoji visą laiką blumt. Geriausia pozicija, pasiduodu, neskriaus. Dabar biškį pafilmuosim. Mažoji. Pas mažąją snukutis tamsesnis, bet plaukas šviesesnis ant šono. Tas didė atvirkščiai, bet tai čia dar nieko nereiškia, kad nes spalva dar keistis ir keisis spalva. Jo, moji, nu ko tu moji? Nu eik pažaist, nu piški pažaist. Abidvi čia nais. Nu, labą dieną. Nu, nepasimsiu aš tavęs ant kelių dabar. Aha. Nu, neimsiu tavęs ant kelių dabar. Ką dabar daryti? O jau kaip mėgstam daryti pedikiūrą, manikiūras. Pasislėpiau, vadinasi. O kur didžioji dingo? Ai, kaip nemėgstam mes šniūrų nešioti. Tuoj baigsis fotosesiją, nuimsim. Nuimsim tau tą šniūrą, galėsi nebesikasyti. Niu, pavargom gal galų gale. Na, dabar katra perla, katra prada bus. Nu, sakyk, kas čia. Eida, Lydulė. Mama valgo.
visą laiką pamoko. Jo, nežinau, ką iš čia suprasiu toj filmuotoj medžiagytėj. Nu į ką? Nieko įdomaus neradai, ane? O, močiutė labai mėgsta su jom žaisti. Oi. Pasiduoda. Atsiguliau vadinasi ir nejudėsiu. Ne, kur pasislėpė? Oi, kažkas nukrito. Dabar didžioji bando šniūrą nuimti. Sako, ko tu pasipuošus, o aš ne. Jėzulė, tu kažkaip užstoji čia viską. Ne, tu kai atsisėdi tavęs ir nepajudinsi nei. Kur įkanda? Kur? Nu va, tai va štai mes tokios dabar, kiek mums lygiai 6 savaitės šiandien. Kaip po to prims, pabandysim pafotografuoti, nes kai jos tokios judrios, tai be šansų jas pastatyti yra. Stovėti net nesirašėm. Nu va, merginos. Labai reikia nuimti tą šniūrą. Rado, kur dantis pagaląsti. Ne, gerai, viso gero.